savanoriškai dalinosi savo žiniom ir surengė tikrai puikių pamokėlių mums visoms. Tai pirmiausia padėką turime Žemugniai už nuostabias karų ir riešinių mezgimo pamokas. Vilnius, paimkit. Kas gali Žemugniai perduoti? Vilnius. Už nuostabę sakų gamybos pamoką, sakių gamybos pamoką, forumas padėką išreiškia Gildai. Už šaunę Nerimo Šakute pamoką lašeliai. Kaunas tas lašeliai. Puodai. Kas gali puodai Už žavingų myli meškiukų Nerimo pamokom Vanį. Mažeikiai. Teksius. Už puikią rankinę siuvimo pamoką Reskai, Panevėžys. Nu, mokytojas tokias nepareigingos. Už gal kojinių mezgimo pamoką Liepsnikiai. Už rankinės mezgimo pamoką ir kantrybę. Magi. O Magi iš kur? Iš Vilnius. Ar yra kas su jais? Regina. A kodėl nutikė jį? Tu nevyšlyvi. Tas kažkur čia dar. Už spalvingas dekupažo pamokėlės Kristinai. Už didelio susidomėjimo sulaukusią Viktorijos laikų burbulų gamybos pamoką Emilijai. Už atplotėlių ir batukų kūdikiams reikia kūrių ir šalikų mezgimo pamokas. Reginai. Regina! Regina! Tai galim priglaust. Diplomai dar. Bet yra... Taip, forumas taip pat nori pažymėti kai kuriuos forumo dalyvius ir padovanoti po tokį diplomėlį. Taigi diplomas Viliukai, metų siuvėjai, už žaibišką siuvimo debiutą ir nuostabes Tildos dizaino lėles. Viliukai. Anglija. Kas į Angliją? Diplomas Aksanai, aktyviausiai savo miesto siuvinėtojų būrelio organizatoriais. Ir nebus, gal čia visų. Diplomas Diudui, metų mezgėjai, numeskusi ir parodžiusi daugiausia darbelių. Diplomas Paulinutei, aktyviai ir perspektyviai jaunai siuvinėtojai už nuostabius darbus, atsakingumą ir kultūringą bendravimą. Diplomas Kristydai, metų nerėjai Vašeliu už puikis nėrinius ir jų gausą. Perduokim pablogit. Diplomas Višniukė LT už nepaprastai didelį progresą, gausybę puikių darbų ir šaunų įsiliejimą į forumiečių gretas. Diplomas Balį už nenuilstančią ranką kilnojant kavos puodelį. Diplomas įteikiamas Rasauliai už ilgametį forumo konkursų bei granitų skatinimo dovanomis.
O dabar diplomas Aušriniai. Už ilgametį forumo konkursų bei premijų skatinimo dovanomis. O dabar diplomas Sigitai už ilgametį forumo konkursų bei premijų skatinimo dovanomis. Ir, aišku, labai toks kitoks diplomas Etukai. Už ilgametį forumo konkursų bei premijų skatinimo dovanomis. Daugiau padėkų nėra, o dabar išklausysime mūsų forumo administratorės pasisakymą. Čia netoks pasisakymas, kiek aš labiau norėjau, kaip sakyti, išreikšti padėką moderatoriam. Koks bebūtų forumas didelis ar mažas, be moderatorių jisai neapsieina. Šiaip pagal statistiką yra parašoma per dieną apie 200 žinučių. Jas reikia perskaityti, redaguoti. Vis dėlto tai užima labai daug laiko. Ir kiekviena iš jų iš tikrųjų aukoja, atima laiką nuo savo šeimos, galbūt nuo knygos, nuo rankdarbių, po valandą, po 2, kartais ir daugiau, o kur dar žaidimų organizavimas, visokių konkursų organizavimas. Taigi aš noriu jums visoms padėkoti. Manau, kad ir jūs visos prisidėsite prie tos mano padėkos kartu. Reiškia, tai paskaitysiu, taip susiparaisiu. Taigi, padėka Dovydai už procesų, schemų paieškos, pasiūlos, skyrelių, dizainerių, žaidimo, susipažinimo ir susitikimo temų aktyvią priežiūrą, šiltą ir aktyvų bendravimą bei gerą humoro jausmą, kuris taip reikalingas forumui. O čia yra tokia panašiai bilutė, kadangi mūsų forume žiūriu, tas simbolis kažkaip jau pradeda pritapti kaip logotipas. Labai ačiū. Ačiū tau. Ačiū tavo darbą. Padėka moderatoriai Giedriai už aktyvę baigtų darbelių galerijos bei pirkimo internete temos priežiūrą, draugišką bendravimą. Reginai, moderatoriai, vėl jinai pasislėpė. Jau atėjau čia taip jau. Reginai, už mūsų mamų ir močiučių darbų, mūsų vaikų siuvinėjimų, mezgėjų, Vilnos vėlėjų temų priežiūrą, konkursų bei pamokėlių organizavimą, gerosios patirties sklaidą mūsų forume bei įvairiapusį rūpestingumą ir šilumą. Padėka Kristinai už dekupažo temos priežiūrą, puikias dekupažo pamokas ir nuoširdų bendravimą. Taigi padėka Emilijai už kitų rankdarbių rūšių temos priežiūrą, didžiulio susidomėjimo sulaukusias burbulų gamybos pamokas ir šiltą bei aktyvų bendravimą. Darbų, kulinarinių receptų, kitų mūsų hobių temų priežiūrą, kūčių ir kalėdų stalo patiekalų konkursų organizavimą, aktyvų bendravimą forume, dalyvavimą žaidimuose. Padėka miniem, jos nėra šiandieną, tai vėl Regina pertasi. Už visus metus trukusi darbo forumo labui, už tiesumą, atvirumą, nuoširdumą. Net neateina pasiimti. Regina juk perduoda. Padėka Metijai. Nebūtina daryti žygdarbių, visai pakanka mažų dalykėlių, atliktų su didelė meilė, motina Teresė. Už forume skleidžiamą meilę ir gerumą, už daugybę naudingų patarimų, už nuostabias pamokėles, už nuostabų pavyzdį, kaip dera elgtis forume ir ne tik.
Na ir liko 2 senbuvės, kurios jau kartu yra su manim 4 metai, galim sakyti, jau 4 metai. Andžels, Rasa. Už nesuskaičiuojamų konkursų bei prizų žaidimų round robin ir kitų organizavimą, dalyvavimą žaidimuose. Šių temų priežiūra, ilgametį triūsą neskaičiuojant savo laiką, didžiulę atsakomybę ir pareigą, idėjas ir jų realizavimą, begalinės asmeninės pastangas pasitaikius kitų forumų narių neatsakingumui. Žinot, kad kartais už kitus darbus padaro. Atleisti. Visą tai ištiesta pagalbos ranką bei šiltą bendravimo forume. Taip, Renatė, kurie irgi nuo pirmų dienų kartu yra, už bendrų procesų skyrelių priežiūrą bei nenuilstantį darbą antradienio klube, žaidimo aventūrą organizavimą, dalyvavimą žaidimuose, ilgametį triūsą bei nuolatinį rūpestį visais forumo reikalais, visą ištiesiamą pagalbos ranką ir konstruktyvius patarimus, begalinį atsakingumą, rūpestingumą, drąsiai išsakomą asmeninę nuomonę, karštų forumų židinių vėsinimą. Na, kol kas tiek. Dar ne viskas. Kalba nebaigta. Dabar aš nežinau, ką sakyti. Aš labai tyliai kalbu, pasistengsiu garsiau. Čia noriu visoms, kaip įmanoma, parodyti labai gražu. Čia yra tau, mieloji. Už forumą, kuris sugebėjo tapti toks šiltas, kuriame taip šilta gera, už nenuilstantį darbą. Iš tikrųjų, kiek tu dirbi, kiek tu jame būni, kiek tu mus visas vedi, tiek mes ir einam. Labai labai tave mylim, tai čia daug mažų širdelių. Vienai dideliai širdžiai papildyti. Lina, kaip pasibučiuosi? Giedrė irgi. Ačiū, mergaitės. Kiekvienais metais jūs man žiūrite kažkokius ir smagiausia. Bučiuotis. Tai parodysim. O grožis. Iš savo pusės daryk. Aš nemanau. Iš savo. Antra. Trečia širdelė. Ketvirta širdelė. Penkta. Čia vienos širdelės, mergaitė. Tiek širdelė. Prie to pačio, kad va širdelę saugotų. Jėzus, ačiū. Ačiū labai, mergaitės, iš tikrųjų. Stebim. Nu ką, viskas. Pritrūkau žodžių jau. Dabar merginos laisvės pabendravimas, parūkymo pertraukėlė, kava ir žaidimai. Ir dar šiek tiek, dar dėmesio šiek tiek. Žaidimai bus ir neišsibėgiokit, dar bus viena staigmena, kuri, na, pusvalandį. Kažkaip įdavos visi nakvoja. Na, tiesiog. Labai gera staigmena, neišvažiuokit niekur.